Tai va, turim projektėlį GLS-ą, uždėjom šiam trečią priekinį buferį, pradažėm juodą nišą, atrodo agresyviai, tai einam toliau. Dažytojai spalvą pataikė idealiai, nesiskiria nuo nedažytos detalės dažyta detalė. Tai va, turim juodus ratus dažytą milteliniu būdu. Einam toliau, slenkstukai, palipimas taip pat milteliniu būdu, kad nenusibraižytų, būtų tvirta, neatsiluptų. Einam į galą. Galas tai bamperis nesikeitė, kaip minėjau. Galinis difuzorius užsidėjo su angaliais ir juoda blizgė juostelė. Tai ką, ženkliukas irgi juodas, nes bus sunku apklijuoti, tai nudažym juodai. Tai matysit kitam mūsų video, kaip keisis spalva ir kaip naikinsis visi chromai, bus juoda. Tai kitam video bus pilnas Merso pabėgimas.